žmogų, bet nelabai ką žino, tai streamerė, bet kartu ir, sakykime, kad ir aktorė. Tai ką kalbinu šitą tokiu neįdomiu monologinė, tai mano toks klausimas. Tu šiaip esi žinoma kaip iš mymų menininkė, ką žino visą community, tai žino, ką mymus darė. Tai man tas klausimas, ar iš tų mymų gimė idėja pradėti streamint, ar čia tiesiog buvo sugalvota tokia idėja, kai pamatyti tos streamerius? Šiaip jo kažkiek susiję, nes iš mymų aš savo tą monologinę svardą iš pradžių, žinai, užsiauginau. Bet šiaip pradėjau streaminti aš Republiko dėka, nes buvau jo moderatorė ir esu. Ir kažkaip jis man buvo tas, žinai, pagrindinė inspiracija žengti tą žingsnį ir susikurti savo kanalą. Tai čia Karaliui, ačiū didelis. Ne, tai čia LT Republiko Karalio, tai visas jo tos pastangos, kad ir kiti dabar jaunesniai streameriai pradės arba YouTube'as arba Twitch'as. Aišku, aš asmeniškai linkstu prie Twitch'o už tai, kad man asmeniškai labai daug yra padės kaip žiūrovai, bet ir su savo streamai, sakykim. Tai tavęs gal toks klausimas, tau streamai yra kaip darbas ar kaip hobis, pabėgti nuo visos rutinos ir panašiai? Hobis labiau, bet aišku, didesnis tikslas yra, kad vieną dieną vis dėlto būtų ir pilnas darbas. Bet dabar tai yra hobis, labai fainas hobis. O šiaip su savo žiūrovais, kaip pastebiu, kalbėtojus labai jūs visą laiką įtraukinėji, sakykim, į Valorantą iš visokius žaidimus. Ar čia padėka žiūrovui, kad jie su tavim bendrauja, ar dėl to, kad ta pačia yra taip faina? Labiau dėl to, kad man pačiai faina, ir aišku, prie to paties gaunas kaip ir padėka, kad aš galiu juos įtraukti savo turinį, nes jie leidžia laiko žiūri į mane, tai man tikrai negaila juos priimti su savim kartu ir su jais pažaisti man, tai kaip tik labai, labai smagu. O kokia tavo juokingiausias buvo streamo momentas, kur nori prisiminti su šypsena? Manau, kad gal kai Čestovas pirmą kartą atėjo pas mane į streamą. Man šitas labai yra įsiminęs, nes aš turiu savo virdulį Jokutį, kuris dabar retai išlenda, bet atsimenu, kai Čestovas pirmą kartą atėjo į mano streamą, aš labai pradėjau wheezint ir jis labai daug juokės, tai buvo žiauriai faina. Man gal labiausiai tavo fainiausias buvo streamas, kur aš tada žiūrėjom ir visi tada prie Twitch'o labai gal žiūrėjom grubiai, tai čia buvo prieš 2 metus, tai kai čia visi nemalonūs įvykiai prasidėjo su Ukraina. Taip. Tai kai mes pradėjo LT Republika rinko paramą 15 000 eurų, paskui tu pradėjai. Ar tau tai įrodymas yra, kad visi gameriai, community nėra savanaudžiai ir padeda gerus darbus daryti tiek Lietuvos visuomenį, bet svetur, kur labai reikalinga ta pagalba. Kokia tavo tai nuomonė? Žinai, Ukraina, kad ir kaip bebūtų, net nepasakyčiau, kad yra svetima šalis. Mes labai arti viena kitos, tai manau, tai, ką Karolis padarė, yra absoliučiai neįtikėtina ir manau, jis inspiravo ne tik mane parinkti lėšų, kiek aš galiu su savo mažesniu community, bet ir kitus streamerius, kurie taip pat buvo prisijungę prie to. Tai labai gražus tai buvo momentas ir labai gražus laikotarpis, kai mes visi suėjom į vieną tokią krūvą, vieną šeimą ir padarėm labai didelį darbą. Tai, aš manau, kad prieš 2 metus tai, kas įvyko, man atrodo, kai kurie nežiūrovai ir tie, sakykime, hateriai suprato, kad gaminių, šitas visų gamerių tas community, kur pastoviai žaidžia, čia donetina. Aš manau, kad turėjo jiems įrodyti, kad mes nesam savanaudžiai ir mes galim tikrai gerus darbus padaryti, nes asmeniškai tai, ką aš mačiau tiek LT Republika jos streamus, bet ir kitus streamerius žiūrėdama mažesniuose, tai aš supratau, kad mes galim visuomenį gero padaryti, bet čia priklauso nuo mūsų pačių streamerių norų ir pastangų. Be abejo, absoliučiai sutinku su tavim. Nes tavo gal momentas iš šitų streamerių tai užstrigo, tai kai buvo vienas žmogus pas tave namie, tai kai nickname'u šitą šalna, jeigu neklystu, uždarė į spintą ir kažkur buvo geras komentaras Narnijos kronikas. Kaip tu tai žiūri, ar tau yra juokingiausias momentas ar ne? Vienas iš juokingesnių tikrai. Nes aš iki šiol YouTube'e kažkur, tas video kažkur yra, dar iki šiol juokingas yra. Jo,
Tai va. Kažkur jisai dar sklando. Visokių ten klipų iš senų streamų pilna, tai smagu, kad yra įamžinta. Bet šiaip į ateitį kažką planuoji su streamais daryti ar tik su video? Video yra man toks kaip vienas iš būdų truputį paauginti savo auditoriją, bet streamai vis tiek yra toks pagrindinis dalykas, ant kurio bandau susikaupti ir bandau dabar schedule susidėlioti. Tai ir dar vis dar ieškau platformos, kurioje jaučiuosi geriausiai, nes dabar išsibandinėjau ir TikTok, ir YouTube. Bet jo, tai va tokiam bandymo laikotarpiu dabar. Tai kaip suprantu, su streamais ne pabaiga, tik dabar noriu prasitestuoti, ar dar YouTube'as ir TikTok'as ir Twitch'as. Tai čia savęs pabandymas, šiaip galiu pasakyti šitų dalykų, galiu pasveikinti, čia ne kiekvienas prisirišta tam dalykui. Nu, esmėškai tai, ką aš pastebiu. O toliau ką palinkėti žiūrovams, kurie žiūri streamus ir palaiko jų veiklą? Kai pamatot streamerį gyvai, nepabijokit ateit pasisveikint, žiauriai faina matyti žiūrovus realybėj, tave įskaitant, tai labai smagu gyvai susitikti, tai jeigu turit progą, jeigu matot, kad vyksta Gimonas, Komikonas, tokie renginiai, kaip šiandien, tai būtinai užsukit susitikti su savo mėgstamiausiais streameriais ir nebijokit diskutuoti čia, sakyti savo nuomonę, tai labai įdomu irgi. Nu taip, nes aš pagrindė tai pastebėti jau gal prieš 2 metus, bet aš atėjau irgi panašiai nuo Altų Republik, o paskui pradėjau tik tiesiog bendrauti ir viskas, o po streamus pradėjau irgi prieš metus laiko. Geras. Jo, taip, tai labai malonu su tavim šiandien čia būti. Gerai, ačiū labai, ačiū už tokius atvirus klausimus, čia for fun tiesiog sugalvoti ir viskas. Tai labai gerai, o tau sėkmės su tavo video. Gerai, ačiū labai. Dėkui labai, ačiū. Kalbinu streamerę ir kontento kūrėją šiuolaikinę youtuberę. Eta Sofija, tai mano toks klausimas, kaip kilo idėja streamint, tai čia jau visi žinom, kad kas žiūrėtų kitus streamerius, svarbiausia daryti, Altų Republikai pati kažkada sakei, bet man toks klausimas, iš kur kilo tokia idėja dėti su subscriberius ir emotus Pikachu Pokemoną, tai kaip čia kilo idėja? Vaikystėje labai žiūrėjau Pokemonus, labai man patiko. Ir tas Pikachu, toks mielas, kas pasakytų, kad Pikachu nemielas, tikrai mielas, tai aš sugalvojau, kad noriu tos Pikachu. Gal kada nors ir pakeisiu, bet šiai minutė jie labai mėly ir tiesiog jas panaudojau. Bet jie, kaip sakoma, nėra mano, bet labai jie faini, man labai tiesiog patinka. Tai šitie alertai tiksliau yra toks kaip ir prisiminimas tos geros vaikystės, tų gerų laikų. Taip. Tai man toks klausimas, šiaip pastebėjau tu didelio community neturi, bet kurie žiūrovai išlieka, tai tave stebi ir tave palaiko. Ar buvo tokių minčių, kad su savo community'u galim padaryti visuomeniai gerą darbą? Visada galima sugalvoti idėją, kažkokią visuomeniai gerą darbą, pavyzdžiui, rinkti labdarai ar padėti gyvūnėliams. Aš dabar turiu kačiuką, tai labai šiaip pati skiriu savo gyventojų pajamų mokesčio dalį, kurią galima skirti ten keletą procento dalį, tai atiduodu šitom organizacijom būtent gyvūnų globos šitų namų visų. Bet visiems skatinčiau irgi tai daryti, kad bent jau atiduoti procentą, jeigu negali tiesiog, pavyzdžiui, padoneitinti visiems prieglaudom šitom gyvūnų. Tai faktas, kad galima, bet tiesiog reikia tuo užsiimti, reikia sugalvoti idėją ir ją išpildyti. Tai kaip suprantu, aš tave gal laikyčiau tokia kaip nuomonės formuotoja, kuris suformuoja savo nuomonę ir perteikia savo žiūrovams, kad skatintų gerus darbus daryti ir nebūti savanaudiškai. Aš taip, bent jau tokia mano nuomonė, ir ką pastebėjau iš tavo streamų, kad tu labai komunikuoji su savo community ir įtrauki ne į žaidimus, bet į visokias veiklas. Taip, stengiuosi, jeigu, pavyzdžiui, gaminu, tai dažnai gaminu su savo žiūrovais ir stengiuosi juos įtraukti. Jeigu dalyvauju renginiuose, siūlau ir jiems atvykti su manim pabendrauti asmeniškai gyvai ir šiaip pažiūrėti renginį, nes, pavyzdžiui, rytoj dalyvausiu Šiaudiaune, Altų Republiko ar Algirdo Čiauzeno kitaip. Tai irgi sakau, kad tikrai atvykit ir pamatysit labai gerą renginį. Bet kalbant, pavyzdžiui, apie šitą InfoShow šitą renginį, ką tau duodavo
duoda to, kokią tavo emocija, ta prasme, kai matai kitus streamerius savo žiūrovus, ar verta streaminti daryti kontentą dėl tokių gerų akimirkų, tavo nuomonė? Tikrai taip. Labai faina, kai prie tavęs prieina žmogus, galima nusipotkinti. Prie tavęs prieina ir sako, labas, Sofija, aš čia tave žiūriu, labai geras kontentas, labai noriu pamatyti tavęs daugiau ir pamačiau pagaliau ir in real life, tai tiesiog labai suteikia tiesiog tokią šilumą, kad tu tikrai darai kažką ir žmonės pastebi tave. Tai yra draugiškumas, tu kuri tokia kaip ir šeima didelė gamerių ir nebūtinai tie, kurie gamina irgi žiūri, tai kuri tokia bendra, tokį community, kuris apima ir gamerius, ir negamerius ir gali suteikti žmonėms džiaugsmą. Nu jo, suprantam, plius, nepamirškit, tavo auditorija yra maža, bet prisiminkime sausio, jeigu neklystu dabar, pradžią ir vidurį, kai buvo Sofotonas, jau gerai pamenu, tai tavo community tau atsidėkojo suportinimu visokius donėtais, bet tu net laikai ir neslėpkint, tai buvo ir džiaugsmo ašaros. Tikrai taip, visi šitie subatonai, eurotonai turi žavesio tame, kad tu pripranti per keletą dienų, tu pripranti prie to ritmo ir kai tai baigės, tu nežinai, ką dabar daryti. Baigėsi laikas, viskas, tu turi pabaigti streamą ir nežinai, ką dabar, viskas, atrodo, pasibaigė. Ir tiesiog emocijos sukyla, kad viskas, jau dabar jau nebeatsikelsiu ryte ir neparašys man visas čatas, labas rytas, Sofija, arba eini miegoti, labanakt, Sofija, nebeparašys. Jau tada bus tiesiog casual streamai, kur sveiki atvykę dar vieną streamą. Tai kaip suprantu, tavo communities pagrindė yra, kaip čia paaiškinos, noras streaminti ir daryti kontentą tiek YouTube, tiek Twitch'e ir dar galiu įtraukti net ir TikTok'o tokias kaip ir klipukus. Jo, nes aš TikTok'e keliu klipukus, YouTube'e keliu video, kol kas tai yra augantis kanalas, dar šį stengiuosi auginti, keliu kontentą kiek galiu, nes montuoju pati, šiek tiek padeda mano montuotojas vienas, bet, kaip sakoma, dirba du žmonės, kaip sakoma, prie mano kanalo ir labai stengiamės jį išauginti ir tikiuosi, kad jis išaugs į kažką labai gražaus ir labai patinkančio visiems. Tai aš galiu pasakyti, kaip tavo žiūrovas, net galėčiau net ir padėkoti už tokį, kaip sakoma, gyvą ir atvirą pokalbį, nes ne kiekvienas šiuo momentu streameris taip šnekėtų apie savo community, nes man labiausiai konstruoja taip Pikachu šitie alertai, tai tas savo subai. Ir ką galiu pasakyti, ir labai dėkui, kad ir man tokia motyvacija, kad susiprašiau, ką reikia daryti. Tai labai ačiū. Ir už ką, svarbiausia, nenustok kurti, tai palinkėsiu tau tikrai kurti toliau kontentą, daryti, stengtis. Ir jeigu daug įdėsi darbo, vis tiek galinis rezultatas kažkoks bus. Bet vis tiek, jeigu tu darai kažką, tai vadinasi, kažkada kažkas bus. Bet tiesiog svarbu nenumesti, nors ir nepasiseka kartais, reikia tiesiog toliau daryti, toliau užsimotyvuoti ir kurti toliau. Nes jeigu tu sustosi, tai nieko nepadarysi. Bet jeigu tu nepasiduodi ir bandai stengtis toliau kurti, stengtis daryti dar geriau, galiausiai galima visą laiką su kažko sukolebinti, kas dažnai padeda ir tiesiog stengtis dirbti. Tai aš visiškai, aišku, sutinku, bet nepamirškim, tas 2-4 valandų streamas tai yra ir iššūkis ne tai, kad su streamus, bet ir pačiai sveikatai, nes šiaip mano nuomonė nelabai sveika, tai 2-4 valandų streamą pratem be miego ir vienu prie kompos pavargsi ne psichologiškai, bet ta prasme tos emocijos, kad nežinai ką pasakyti, nes labai veikia tas svarų nuovargis. Kokia tavo nuomonė? Taip, faktas nepadeda sveikatai, bet prisiminkime, kad, pavyzdžiui, sėdėjimas netiesiai prie kompiuterio, nesilaikymas atstumas nuo monitoriaus taip pat kenkia sveikatai. Bet koks dalykas šiais laikais iš dalies irgi kenkia sveikatai, pavyzdžiui, geri energetinį. Jis turi taurino, kofeino, taip pat truputį kenkia sveikatai, bet labai skanu ir geri, žinai. Tai daug gyvenime yra dalykų, kas yra galbūt nesveika, toksiška, bet nereiškia, kad negali to pabandyti, negali to daryti. Va tas yra. Jo, aš visiškai sutinku su tavo nuomonė, nes asmeniškas susijęs su kompu sėdėjimu, tai priklauso nuo tavo pačios ir kėdės, nes tos naujoviškos kėdės, taip, aš sutinku, reikės pirkti, bet tu streamuose užsidedi akinius specialius prie kompo, taip tai nebūni, tai asmeniškai arba tavo atveju tai akiniai gelbsi, arba gelbsi, iš mano pusės tai, ką aš naudoju, tai apšvietimo lempa, ta vadinama LED lempa, tai tikrai, nes pats esu sėdėjęs prieš 4 metus, kai dar mokinuosi, buvo koronavirus, pirmoji banga, tai namų darbus darydavau, tai
atsimenu, nuo 8 iki 12 vakaro sėdėjau prie namų darbus, dariau savaitės darbas, reikėjo užsidirbti, norėjau gero kompo, tai pajutau savo akim, tai visiškai su tavo nuomonė sutinku. Tai tavo tokia nuomonė, kad svarbiausia reikia žiūrėti ir sveikatus, kad tu jausiesi patogiai ir kad nekankintų nuovargis prie to kompo. Taip, tai tikrai taip. Nu, svarbiausia visur yra saikas. Jeigu tu jauti tą saiką, tai yra viskas gerai. Svarbiausia laikytis to saiko, kad ne per daug čia tas pats kaip išsikepi tortą. Ne? Jeigu visą suvalgysi, tikrai negerą pasidarys. Vieną gabaliuką suvalgai, 2 gabaliukus suvalgai ir viskas. Tai tiesiog reikia jausti saiką visiems dalykams. Tai jo, visiškai sutinku ir ką galiu tau palinkėti, tai gal streamams ir tobulėjimams ribų nėra ir norėčiau gal tavo streamuose gal ir matyti, kad ir net po 50 metų. Niekada negali spjauti į šulinį, iš kurio pats gali gerti, tai niekada nespjaunu, tai kad galbūt kažkas pasikeis ir nebestreaminsiu, bet tikiuosi, kiek galėsiu, kiek man širdelė, noras ir viskas leis, tol streaminsiu ir darysiu. Tai ką galiu pasakyti, linkiu didžiausios sėkmės tiek su streamais, tiek ir su video. Tai ačiū labai. Ačiū ir tau, visą. Iki. Tai ką kalbinu, žinoma, streaminį svarbiausia daryti. Jo visi streamai, kaip visi žino, tai pas jį yra CS dabar antras, visi žino, kad jis dabar streamina su savo community, su savo hebra žaidžia ir kas be ko dar vis dar keisti, kad roleplay dar streamina, kas sakyčiau, wow. Šiaip roleplayų, sakyčiau, yra tikrai kritęs, nes labai daug turinio kūrėjų Lietuvoje pradėjo daryti roleplay turinį. Nežinau, kiek tęsis, kol žiūrovams bent kažkiek bus įdomu, tikrai, manau, darysiu roleplayus, bet jau daug kam atsakiau, šiandien irgi kalbėjau, CS yra my number one game. Aš visiškai jūs palaikau, nes Eltūr publika sakė, aš to dalyko, kaip ir sakė, atsikandau, reikia žiūrėti jau į priekį, kitus projektus. Tai aš vis norėjau tokį dalyką paklausti apie jūsų tiesplanas. Ar yra, pavyzdžiui, kontento toks kūrimas ne video daryti, streamint, bet padaryti tokį kaip info šovą CS2, atsisakyti biškį YouTube'ės video ir daryti tokius renginius. Ar tai norėtų padaryti, ar liekat prie CS? Aš asmeniškai ne. Man patinka būti veidu, atpažįstamu. Man tikrai yra didelis malonumas kurti turinį. Aš kol kas neplanuoju taip kaip Karolis atsitraukti, bet su laiku niekad negali žinoti, kokie planai, kokie norai bus. Tai čia aš visiškai suprantu, jūs norite būti savo vietoje, nes jūs esate visų pirma pripratęs ir visų pirma aš pastebiu, kad pas jūs toks community tarp heiterių ir gerų. Tai jūs labai jungiat labai gerą savo personažą, ką esat minėjęs, kad baigęs, jeigu dabar neklystu, aktorystę ir matomai ta aktorystė padeda ir streamams. 100% padeda. Ir visa pasimta informacija iš studijų, iš dėstytojų, aktorių, režisierių, kurią gavau, labai puikiai ją pritaikau savo turinio kūrybai ir vienareikšmiškai taip padeda. Bet jūs visą laiką streaminat YouTube, bet niekada negalvojate apie kitas platformas, sakykime, Twitch'as, TikTok'as, jūs liekat prie YouTube, čia dėl to, kad... TikTok'e streaminu. Jūs streaminat? Jo, multi darau. Multi darote? Jo, aš pastebėjau. Bet Twitch'ui ne, aš turiu gan griežtą nuomonę nuo pat pradžių apie Twitch'ą. Jeigu tu nesi kaip Karolis, turiu publiką, apie kurį kalbėjom, kuris jau turi užsiauginęs didelę auditoriją ir yra atpažįstamas, tada Twitch'ą, aš manau, yra all good. Bet jeigu tu esi pradedantysis ir nori pradėti, Twitch'as jis nepromina, pavyzdžiui, kaip mano kanalas irgi iššoko, aš kūriau ir tą video turinį, ir streamus dariau, ir kai tavo algoritmai pagavo, pats YouTube'as tave papušina į viršų, nes mato, kad galbūt geras turinys, tai čia jau žiūrovai galės atsakyti. Ir Twitch'e neturi šitos funkcijos, tai tu tiesiog, jeigu esi pradedantysis, average-inį nedaug peržiūrų, tai ir esi apačioje ir tavęs sunku priskrolinti. Jo, šiaip galiu pasakyti atvirai, man tai informacija, ką dabar pasakėt, biški yra naujiena, nes pats streaminu Twitch'e, aišku, daug nesurkiu community, bet pagrindinį ten mano žiūrovų, kuri pasilabino su manim, nes pas mane tai streamuose tai būda yra Call of Duty Modern Warfare 3 multiplayeris, Valorant, tokie žaidimai.
O Europlay kodėl aš nelabai noriu, už tai, kad 21 metais nustojau tą daryti, už tai, kad dėl tų pačių priežasčių, už tai, kad buvo kritęs kai kuriam laikui, dėl tam tikrų servų ir žmonių. Tai aš visiškai juos kaip, nežinau, kiek jūs laiko streamit, grubiai gal 5 metai, tai visiškai su jūsų nuomonė ir sutinku, man tai biškai naujieną, ką pasakėte apie Twitch'ą. Šiaip ir sutinku. O iš esmės, ką palinkėtumėt? Koks jausmas, kai pas jūs pasisveikina jūsų žiūrovai, ne tai, kad nori nusifotografuoti, bet pasikalbėti apie streamus ir ar sunkiai sekasi streaminti, ar ne, nes per kamerą visai kitaip atrodo, o realybėje būna kitaip. Per kamerą, kaip sako, yra lengvas posakis, make it look easy. Kai streaminimas tikrai nėra lengvas darbas, o su žiūrovais pakalbėti, kurie ateina, pabendrauti ar nusifotkinti, tai visą laiką yra malonu ir žinojau, kokią rinką einu. Tai kaip suprantu, streamams niekada nesinori nei daryti nei pauzės, nei su video kūryba nenori daryti pauzės, tiesiog iki galo toliau šitą Kai tu esi pavertęs tai pragyvenimo šaltiniu ir gyvenimu, tai tampa kaip ir darbas. Aš jau virš 10 metų turbūt esu susikūręs savo darbo vietą, fotografavimai, filmavimai ir taip toliau. Aš tiesiog nusprendžiau savo hobius, pomėgius paversti darbą ir sėkmingai pavyksta tai padaryti dabar. Tai ką aš galiu pasakyti, labai norėčiau padėkoti už tokį atvirą pokalbį. Sakau, čia mano visas šitas dalykas be scenarijos, aš for fano varau, nes aš žinau, kad su scenarijumi daug reikia pasiruošimo ir panašiai. Bet čia buvo tokie klausimai apie šių dienų ir biškį į praeitį. Ir ką noriu tokio dalyko gal pasakykit, ką palinkėtumėt tiems žiūrovams, kurie nori pridėti streamus ir panašiai. Svarbiausia daryti. Teisingi žodžiai, gerbiami žiūrovai. Ačiū labai. Ačiū, Sabrinė. Tai ką, kalbinu vieną įdomesnį žmogų gal kaip tiktokerį, instagramerį ir žinoma seną gerą komiko Omantą Jokubaitį. Tai visų pirma norėjau tavęs tokio dalyko paklausti. Kaip kilo idėja pradėti tiktoko tokius trumpus filmukus, vadinamus reelsais, tiek instagrame, tiek tiktoke, kieno čia buvo idėja? Norėjau sakyti Vetos, bet turbūt ne Vetos idėja buvo. Mečiau gerti ir neturėjau ką veikti ir 7 mėnesius dieną iš dienos kūriau video ir esu dabar, kur esu. Daug ką esu daręs visose platformose, tai TikTokas nėra kažkokia išskirtinė, bet džiaugiuosi, kad paminėjai TikTok. Taip, nes visų pirma, aš tų praeities klausimų neklausinės, nes čia jau visi, kas žino, ta žino jo istoriją, nuo ko viskas prasidėjo. Ir man labiausia gal tas įdomesnis, tai jūsų streamai Elden Ringo vadinami, kur buvo iššūkiai visokie. Jūs grįžote į streamus po ilgos pertraukos, gal dėl to, kad grįžot, pasilgot savo to community'o, ar dėl to, kad turit kažkokį kaip ir contento planą? Ne, plano neturiu. Esmė tame, kad buvau šiek tiek pristabdęs streaminimą, gal 1,5 metų. Pakankamai buvau verslus tuo metu, streaminimas bet kokiu atveju padeda finansiškai ir visada padės finansiškai. Galim būti bėdni, bet esam teisingi. Ir nežinau, norėjau pabandyti šiek tiek kitokį save, norėjau būti paprastesnis, nebūti toks ekstra, labai ten išsišokėlis kažkoks, nes labai mėgdavau ekstra būti ir pradėjau streaminti single player game'us labiau. Šiaip sutinku, ne tai, kad gali pragyvenimo tai šaltinį paversti streaminimo iš video kūrybos, bet aš šiaip Twitch'e esu matęs tokių dalykų, kad net visuomeniai gerus darbus galima padaryti rinkos tinkamą supportą iš savo žiūrovų, savo community ir gali pagalbą teikti kaip kačiukų šuniukų prieglaudom. Taip. Ukrainai, kas be ko prieš 2 metus, kai visą tai prasidėjo, labai liūdna, aišku, bet tas, ką parodė Ukrainos ta parama, visi tie streameriai, kontentų, kurie tai man asmeniškai atverė akis, kad tai ne tik yra gaming, kas susijęs su žaidimais, su gamingais, su žaidimais, ta prasme, bet pagrindė parodo, kad visi streameriai iš tie, kurie video kūrė, privalo, nesakyčiau gal, kad privalo, bet turi, ta prasme, parodyti savo gerą pusę, kad
mes galim gerus darbus padaryti, net ir kad bet kokiu atveju, kad ir mūsų nemėgsta tie vyresni žmonės, kad čia sako video kūryba, šis dalykas yra nesąmonė, bet tam dalykui galiu prieštarauti, o tavo nuomonė, kurie prisideda prie bet kurios pagalbos visuomeniai, ar tau tai teikia tokį džiaugsmą kaip žiūrovui, ar kaip tu kitaip reaguoji? Žinoma, teikia, bet kokiu atveju visiems reikia padėkoti, kurie prisėda dėl to, kad šiaip, tai yra neprivalomas dalykas. Žmonės turi pasirinkti, ar jie nori prisidėti. Aš esu pats rinkęs per streamus ir Ukrainai, ir kitiems, man atrodo, katėms esu gal net, bet neprisimenu tiksliai, čia senai yra buvę, paskutiniu metu to nebuvo. Tai yra neprivaloma, bet labai smagu, kai žmonės tiesiog gali ir nori, ir prisėda, ir pavyksta jiems įgyvendinti savo tikslus su tuo. Smagu. Aš sakyčiau, aš laikau dar tokį kaip streamas arba video kūrybą dar laikyčiau kaip ir hobis, bet tai, kai tu įkeli į YouTube arba dar kažkur kitur, kur tau niekur nedigs, tai aš dar laikau tokį dalyką kaip ir po 10 metų arba po 15 metų geri prisiminimai ir ateina ta diena, kai, pasakykime, į patį Geimoną, kad ateina ta diena, kai pamatai savo žiūrovus ir kitus streamers, dabar pavyzdžiui, kuris rytoj vyks PUBG show mačas, tai verta, manau, dėl tokių dalykų, dėl tokio vaibo daryti kontentą, nes žinai, kad vieną dieną gali sudalyvauti ant atviros scenos ir be abejo pasidžiaugti tai, ką mes visi sukūrėme, visi streameriai ir kontento kūrėjai. Taip, pritariu. Nes šiaip aš tave gal žinau grubiai nuo 17 metų, nuo tų senų video, aišku, kas be ko neslėpkim, tai kažkada buvo kaip hobis, bet galiu pasakyti, kai kurie ir paverčia savo gyvenimo savo kaip hobiu, bet ir darbu, tai visiškai su tavim sutinku. O pačio ateities planai yra kažkas susijęs su video kūryba, ar tiesiog taip for fun ir liksit savo vietoje? For fun niekados nenorėčiau gyventi. Dėl video kūrybos nežinau, galbūt kažkada norėčiau paleisti visą tai ir užsiimti kitais dalykais, bet nenorėčiau atskleisti ko. Jo, nes visų pirma, nepamirškime, prieš gerą pusmetį gimė naujas jūsų verslas, kavos verslas. Tai va čia man biškai įdomu, kaip čia tai atsitiko, čia dėl to, kad kažko naujo gyvenime norėjote atrasti ir pabandyti kažką naujo, kaip suprantu, kaip vertinti, ar tai buvo sėkminga ar nelabai. Ne, tai nėra sėkminga, taip kaip tikėtasi. Man patinka kava pirmiausia, tai dėl to ir norėjau kavos verslą turėti. Ir norėjau atrasti lietuvišką, gerą, kokybišką kavą ir kai ją atradau, kolaboraciją pasidariau ir tapau irgi vienas iš verslo žmonių. Tai aš galiu tik tiek pasakyti, kad gal būtų ar nesminga ar ne, bet mano nuomonė tokia būtų, nieko tokio, būtų paprasta, kad visiškai normalu galim pabandyti, ar pasiseks ar ne, tai čia tik nuo mūsų likimo priklauso, kiek įdėsim darbo ir pastangų ir be abejo ir noro. Tai visiškai su tavim Omantai ir sutinku. Tai tiek norėjau pasakyti, kad labai dėkoju už tokius mano užduotus klausimus ir tokį atvirumą, nes šiaip galiu tik tiek atvirai pasakyti, kad biškai toks jaudulys yra, bet supratau, kad galiu for fun klaus be jokio... Nesakyk niekam, kad jaudinės. Bus geriau. Ne, pagrindė, kad aš nesijaudinu, bet ta prasme, aš be scenarius tai ruošiausi ir aš... Viskas gerai, šaunuolis. Ačiū labai, nes visų pirma, čia buvo pirmas tokį video, kurį darau, čia be scenarius, be nieko, tiesiog for fun paklausinėti, nes kiek žiūrėjau streamus, tai tiek man užteko informacijos šitą gauti ir tiek. Tai labai norėčiau jums ir padėkoti, labai didelis ačiū. Nėra už ką. Dėkui. Ačiū tau. Žaiva. Tai ką, šį kartelį aš pakalbinsiu dar vieną žinomą žmogų, Justiną Jankevičių. Kaip ir televizijos veidas matytas ir šio renginio kaip ir vedėjas cosplay, kaip ir matėt. Man biškai toks įdomesnis klausimas. Jūs labai gerai mokat anglų kalbą šnekėti. Tai tokios žinios atėjo iš patirties, ar čia tiesiog reikėjo daug mokintis ir panašiai, ar taip jau kai šnekat anglų kalbą ir jau išmokot? Čia kaltas Cartoon Network. Aš žiūrėjau jo per daug, man tėvai bandė uždrausti. Aš turiu polinkį į priklausomybės,
Viena iš pirmųjų buvo Cartoon Network. Kai žiūri daug Cartoon Network, priešai tave indoktrinizuoja į savo kultūrą, soft power, o tavo aš ir amerikonas. Ai, tai supratau, vis dėlto aš gal būsiu teisus, kai kurie, pavyzdžiui, serialai arba, sakykime, nežaidimai duoda tos anglų kalbos žinios, bet aš visgi norėjau paklausti, koks jums jausmas, pavyzdžiui, dirbti, pavyzdžiui, televizijoje, sakykime, TV3 arba TV3 prieš tą visą kamerą, ta prasme, kai viskas transliuojama jau į žiūrovo televizorius, ar būna kažkokio jaudulio, ar ne, čia jau bandot kažkaip nusiraminti ir kad viskas pavyktų. Kaip su tuo susitvarko? Šiaip tai niekada negalvoji apie tai, kad tave žiūri milijonai žmonių. Kai pradėsi galvoti, tai išpratėsi. Tai visą laiką reikia galvoti, kaip padaryti gerą šou tiems žmonėms, kurie yra studijoje. O tada, kai galvoji, kaip padaryti gerą šou tiems žmonėms, kurie yra studijoje, tada ir žmonės prie teliko viską gerai tenais. Aš kaip suprantu, jūs niekada nesijaudinate dėl nieko, jūs tiesiog šnekat ir jūs nepasimet, kaip suprantu, bet va, ką aš dabar esu matęs, svarbiausia daryti aistelį ir jūs tą vadinamą podcastą. Čia jums yra, pavyzdžiui, naujovė tokį podcastą prieš visus pravest, ar ne? Ne, aš to užsiemu labai ilgai jau. Man labai patinka. Mano nuo vaikystės mėgstamiausia emocija yra juokas. Jeigu aš sugebu kažką prajuokinti, I'm a happy guy. Ir šiaip nėra taip, kad nebijai. Aišku, kad bijai. Bet su laiku, daug kartojimų ir aprombėja. Žmogus išliko kaip rūšis ne dėl to, kad jisai yra pats stipriausias ar protingiausias, dėl to, kad yra adaptyviausias ir kažkuriuo tai metu, kai tu susiduri su didelėmis adrenalininėmis perkrovimis, kažkuriuo tai metu tos nervinės galūnės, tie receptoriai, kurie priima tai į realybę, aprombėja, štai ir viskas. Ir tada tu jau gali eiti ir tau jau nebesvarbu, ar yra 10 000 žmonių ar 15. Tai visiškai jūsų suprantu, tai prie to yra priprantama, bet ar buvo tokių svajonių, ta prasme, transliuos, pavyzdžiui, savo kažkokią nelaidą, bet va, kaip dabar tas dalykas labai išpopuliarės, live streamai, YouTube ir panašiai, va, kažką turės savo kažkokį atskirą community ir panašiai. YouTube kažkokį tai laidelę? Jo, ne tai, kad laidelė, bet gyvą transliaciją. Aš šiaip norėčiau turėti kokį nors laidą YouTube'e, mano planuose yra turėti kokį nors kanalą YouTube'e, kur aš galėčiau ir live tas transliacijas daryti, tai būtų labai toksai fainas reikalas. Aš manau, kad mes dabar čia gyvai, aš galvoju, kad faina būtų. Aš dabar turiu naują kompiuterį žaidimų iš Q-Builds'o. Ten jau Celeronas koks 600 čiūja. Ir aš galvoju, kad aš su juo, bet iš pradžių reikia nors truputį išmokti. Aš sakyčiau, kad prie galingesnės, pavyzdžiui, įrangos, kalbant apie operatoriaus kameras, tas pats susijęs su kompu, tai jo, prie to reikia priprast, bet čia tam reikia skirti laiko. Nu, bent jau mano nuomonė reikia priprast prie kompo, grubiai valandą laiko, kad žinot, kaip jis veikia. O kas liečia su live transliacijom, su YouTube, tai aišku, čia užtrunka, bent jau mano nuomonė, tai užtrunka, sakykime, savaitę laiko. Bet žaidimą reikia išmokti. Ne, tai čia... Aš negaliu varyti, nubinti ir transliuoti, nebent jau tada aš turiu griauti žmonėms gyvenimus su bazaru. Aš manau, kad čia nėra žaidimą galim išmokti ir live transliacijos... Aš supratau. Nes tą žaidimą galim išmokti ir live transliacijos metu, žiūrovai irgi žiūrės ir net gal duos ir patarimų. Tai va. Bet kad dažniausiai tie patarimai yra apie tai, kaip aš turėčiau savo lytinius organus susikišti į burną. Tai štai čia yra problema su tais patarimais. Bet šiaip, jo, aš galvoju, kad reikėtų pradėti. Na, aš galiu tik tai pasakyti didžiausios sėkmės, nes pats esu Twitch'o Lietuvos community biškį yra susirašinėjęs ir bendravęs, tai man asmeniškai gal užsikabinau to padaryti va tokį formato video, nes pripažinsiu, mane kai kurie net kurie ir motyvavo ir man net rašydavo, pabandyk, nieko neatsitiksi ir panašiai, o jūs kaip žinomas asmuo, TV laiduose dar sakyčiau, kad veidasi, tai jums gal būtų dar paprasčiau, bent jau, aišku, čia tik mano nuomonė. Jo, aš labai mėgstu pizdėlinti.
Ne, čia kas be ko. Mano yra vienas iš hobių. Mano, pavyzdžiui, toks jums klausimas būtų, ar... Pasakiau, kad aš irgi neturiu tėčio, nes mirė. Užžiau, didžiausiai užžiau, atsiprašau. Viskas tam. Tai, toks būtų mano klausimas. Ką patartų tiem žmonėm, kurie nori pradėti su YouTube'ės veikla ir su live gyvenimo, su live transliacijom, ar verta pradėti, ar ne? Jo, žinoma, kad verta pradėti. Visi žmonės turi... Čia... Ką žinau, visi daro, ką nori. Po to kažkurioje tai vietoj randi vietą, kuri labiausiai kabina tavo žiūrovus ir ant jos ir dirbi. O po to susigalvoji kažkokių tai naujų vietų. Tai čia... Bet jo, YouTube'as... Ko YouTube'e trūksta, tai kūrėjų. Nu, aš sakyčiau, kad YouTube'e trūksta, sakykime, dar 50, bent jau mano nuomonė. Čia nepaudaug, sakai, biškai. Bet iš esmės tai labai norėčiau padėkoti už tokį atvirumą, nes šiuo momentu dar nelabai atvirai taip išnekėtų kaip jūs. Ačiū Jums labai. Nu, Kaip aš galiu rasti Jūsų kanalą? Mano rasite YouTube'e L2 Justo. Bro. Ačiū labai.